Aš galiu pasakyti, tai yra pažinčių klubas. Vieni apipila prabangiomis dovanomis, kiti žada meilę, tretiem pačios įklimpusios pareigūnės pradeda nešioti uždraustus daiktus, o kitos tiesiog myli. Bet koks neteisėtas pareigūno veiksmas, manau, anksčiau ir vėliau išaiškės, čia yra tik laiko klausimas. Pats pareigūnas pasirenka savo kelią, kuriuo jam eiti. Ir jisai atsiunčia man 14 vaizdo įrašų ir nuotraukų, kuriuose yra save nusifilmavusi kalėjimo pareigūnė, kalėjimo prižiūrėtoja, dirbantis su nuteistaisiais, save nusifilmavusi visiškai nuoga, lytiškai tenkindama su save. Tokius dalykus paaiškinti iš tikrųjų. Nėra paslaptis, kad pareigūnės santykiauja darbo metu su nuteistaisiais, kad nešioja draudžiamus daiktus, ne vienas ikiteisminis tyrimas buvo. Tai viena paskutinių istorijų nutikusi išvis fenomenali, pavadinčiau, pareigūnė atleista iš darbo, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, nes jinai pastojo nuo nuteistojo darbe. Taip, aš būdama pareigūnė, aš įsimylėjau nuteistąjį, aš jį myliu iki šiol. Mes tarpusavy tam pareigūnai pasikalbam, nesuprantam, negi laisvėj nėra vyrų, kad atėjus čionais, aišku, konkurencija čionais gal mažesnė, pas mus ten 8,5 vyrų, tai yra iš ko pasirinkti. Jūs irgi užduodamas klausimą pavartojat žodį neįsivaizduoju. Tai aš irgi neįsivaizduoju, kas ten užvaldo. Ar ten burtai, aistra, dar kažkas, aukštesnės jėgos neįsivaizduoju. Gal pinigai kažkiek? Nemanau, kad pinigai. Aš tave myliu iki šiol, aš neneigiu tą prasme, kad aš įsimylėjau. Dainiau, apie tai, kas vyksta Lietuvos kalėjimuose, tu jau rašai daugybę metų, esi parašęs knygą Pravieniškių mafija. Po kai kurių tavo straipsnių yra buvę ir teigiamų pokyčių sistemoje, yra kilę diskusijų, priimti sprendimai, kad būtų kažkaip sistema pakeista į gerą pusę. Bet yra tokių istorijų, kur net jeigu ir žmonės nenori kalbėti, bet visuomeniai yra labai svarbu apie tai žinoti. Taip, būtent dėl to ir sėdžiu ne toj kameros pusėje, o šitoj. Istorija nutikusi prieš kurį laiką, nutiko šitą istoriją. Į mane kreipėsi vienas nuteistasis, su kuriuo esu prieš tai bendravęs, kai jisai atlikinėjo bausmę kalėjime, dabar jisai yra išėjęs laisvę. Galvojom, mes pasidarysim reportažą apie tai, kaip pakeitė į kalėjimas, kaip gyvena laisvėje, kokie teigiami ar neigiami tie pokyčiai įvyko. Bet gavosi taip, kad vieną dieną jisai man atsiunčia žinutę, būdamas jau užsienį išvažiavęs dirba, atsiunčia žinutę, kad turiu tau įdomios informacijos. Nusprendžiau pagaliau ją paviešinti. Įdomu, kas ta informacija. Ir jisai atsiunčia man 14 vaizdo įrašų ir nuotraukų, kuriuose yra save nusifilmavusi kalėjimo pareigūnė, kalėjimo prižiūrėtoja, dirbantis su nuteistaisiais, save nusifilmavusi visiškai nuoga, lytiškai tenkindama su save. Vaizdas buvo, ta prasme, iš tikrųjų netikėtai pamatytas. Klausiu, iš kur tu gavai tos įrašus? Jisai man aiškina, kad jinai pati davė. Įdomu. Tada supratau, kad iš jo pasakojimo, kad jie bendraudavo tuo metu netgi tada, kada jisai atlikinėjo bausmę kalėjime. Tas ryšys netruko ir jam išėjus į laisvę. Ir jie ilgą laiką susitikinėdavo ir turėdavo santykių. Mane tai žiauriai nustebino, nes žinoma, mes girdime tų daugybę istorijų, kai pareigūnės dirbančios kalėjime ryžtasi užmegzti romanus su nuteistaisiais, bet kai tiesiogiai nepaliečia tavęs, pamačius tų įrašus, tai tada tiesiog labai nustembi. Tai žmogus kalbėjo ir norėjo jisai visą tai tau parodyti, pats tave susirado, pats tau atsiuntė informacijos, bet šiandien tai kalbamės mes dviese apie šitą situaciją. Kodėl žmogus nusprendė nebekalbėti? Labai įdomi situacija. Iš tikrųjų, jisai rodė tą iniciatyvą susitikti ir kalbėti ne vieną kartą, bet kadangi buvo jisai užsienyje ir mūsų tie vis žadėdavo atvykti, vis nukeldavo kelionę, galop atvažiavo į Kauną. Jisai buvo mėnesį Kaune, atostogavo,
Ir turėjome susitikti ir vieną dieną, kai jau ateina ta diena, kada mes turime susitikti, staiga jisai dingsta iš mano akiračio, užblokuoja netgi Facebook'e, tai pasakykime paprastai, mes ir tenais susirašinėjame ir tada suprantu, kad kažkas įvyko. Bandžiau domėtis, aiškintis tą situaciją per kitus šaltinius ir supratau, kad žmogų turbūt kažkas labai gerokai paspaudė, pasakė, kad tau nereikėtų į tai kištis, nors jisai dievagojosi prieš tai, kad jisai tikrai visą tai papasakos ir parodys, nors jau parodė man. Kitiem, aišku, mes negalime jums parodyti tų vaizdo įrašų, nes tai yra visiškai absoliuti pornografija. Ir va taip yra. Tai ką dar turbūt šitoje istorijoje svarbu pasakyti, kad iš to nuteistojo atsiųstų dokumentų, netgi yra atsiųstų dokumentų, jisai atsiuntė mokėjimo pavedimus, kai pareigūniai tai į banko sąskaitą pervedinėjo pinigus. Iš pradžių, kai jis atlikinėjo bausmę, yra banko pavedimai, kur siuntė anot jo draugas, po to, kai jis jau išėjęs, jis yra pats pervesdavo pinigų. Netgi aš žinau, kad jinai kartu su juo yra buvusi užsienyje. O šiaip tai jis susitikdavo, grįždavo, kaip anot jo sakydavo, pats skrendu į Lietuvą, jinai mane pasitinka Kaune ir mes leidžiam gerai laiką. Kam tie pinigai už ką? Ar jisai paaiškino, kodėl jis jie juos siūsdavo? Ar tai yra už kažką, ar tai yra kaip parama, kaip įvardino? Tai yra už paslaugas, kaip jis sakydavo. Tiesiogiai supraskite už kokias. O po to, kai aš jau paklausiau dabar, kai jau tu pats išėjai ir kodėl tu jai toliau vedi, taip pat sako už paslaugos ir jinai norėjo daugiau, bet sako, paskutinis pavedimas, kurį jis man buvo atsiuntęs, tai buvo 150 eurų ir sako, aš daugiau negaliu. Tai kiek kartų ir kaip vedė tos pinigus, tai čia yra turbūt ne mūsų reikalas, čia turėtų teisėsauga aiškintis, bet kaip suprantu, teisėsauga nežino ir nelabai nori žinoti. Tai ta teisėsauga ir tarnybos, koks jų požiūris visą šitą situaciją tada, jeigu tu sakai, kad nenori žinoti, nenorėtų? Taip, situacija yra labai dviprasmiška tokia. Šitam vaizdo įraše pamatysite vieną pareigūnę, kuri anksčiau dirbo, papasakos apie tai, kaip nuteistieji užmezga santykius su pareigūnėmis. Taip pat ačiū Alytaus pareigūnui iš kalėjimo, kuris išdrįso pakalbėti, kaip pareigūnės taip pat palaiko ryšius su nuteistaisiais, nors absoliučiai nesusijęs su šia istorija. O kalėjimų departamentas, kalėjimų tarnyba dabar nuo 9 metų, norėjau lygiai taip pat nufilmuoti tą jų poziciją, jų požiūrį į visas tokius dalykus, tačiau paaiškėjo, kad toj tarnyboje nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų apie tai pakalbėti. Vadovas yra labai užimtas, netgi 1,5 mėnesio vos nesuras 10 minučių pokalbiai. Tai ką tai rodo? Tai rodo visiškai, kad jiems tai yra nesvarbu, nes jie deklaruoja, kad mums tai yra labai svarbi, ten sąžininga, švari sistema ir taip toliau, bet iš tikrųjų jie apie tas problemas yra žinoma visuose kalėjimuose, tai nėra kažkokia tai naujiena, tai yra vieša paslaptis, kad nuteistieji, netgi išgirsite kitam pokalbį, nuteistieji su pareigūnėmis darbo vietoje santykiauja. Štai viena paskutinių istorijų nutikusi iš vis fenomenali, pavadinčiau, pareigūnė atleista iš darbo, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, nes jinai pastojo nuo nuteistojo darbe. Tai ką tai rodo? Tai žodžiu, tai rodo, kad sistema yra bejėgė prieš visus tuos dalykus. Tai man labai liūdna, kad taip yra ir labai liūdna, kad aš turiu apie tai pasakoti, bet turbūt tų pokyčių mūsų kalėjimų sistemai reikia ir aš tikiuosi, kad jie kažkada įvyks, bet ar įvyks, jau kalbame, pavyzdžiui, nuo Pravieniškių mafijos, jau praėjo 5 metai. Ir ką mes matome? Matome tą patį, tiesiog sistema per daug yra atsipalaidavusi ir viskas visiems gerai, nes niekas nepuola, niekas netrasko akių jiems ir jie savo susikūrę taisyklės gyvena. Tai patogu. Dažnų atvejų būna, kad ateina dirbti į įkalinimo įstaigą jų antrosios pusės, pažįstamos. Tai jau specialiai kaip ir paruoštos? Buvo ne vienas atvejis, kai atėjo specialiai paruoštos, kad galėtų nuteistiesiems atnešti draudžiamus daiktus, perduoti informaciją. Tikrai buvo ne vienas atvejis. Ir kaip sistema to nepamato? Vis tiek, man atrodo, prieš priimant į darbą tu turėtum, bet... Prieš einant į darbą tu praeini specialų patikrinimą, su tavim bendrauja kriminalinės žvalgybos pareigūnai, yra pravedamas prevencinis pokalbis, bet tai ir lieka pokalbių.
Yra tokia situacija, kad realiai tai, kas vyksta įkalinimo įstaigose, turėtų kontroliuoti imuniteto skyrius, bet šiuo atveju, kas liečia moteris ir nuteistuosius, imuniteto skyrius yra neveiksnus. Jie užsimerkia tiesioginė prasme, ar tiesiog, ar jiem yra svarbesnių dalykų galbūt? Mano manimu, ta prasme yra galbūt svarbesnių dalykų, ta prasme, kurie nukreipia savo dėmesį. Realiai reikia užsitraukti imuniteto skyriaus rūstybę, kad prieš tave pradėtų tarnybinį patikrinimą, bet jeigu tu nekrenti, kaip sakant, į akis imuniteto skyrius, tada viskas tvarkoj. Tačiau yra tokių pareigūnių, kurios ateina tiesiog iš idėjos dirbti į sistemą ir vėliau įklimsta. Ta prasme, tai buvo ne vienas atvejis, kai ateina pareigūnės dirbti iš idėjos, iš pašaukimo, bet kadangi gyvenimas yra toks, būna, kad įsimyli nuteistuosius, tai nėra paslaptis. Ar kaip įvyksta tai, žodžiu, kaip tie nuteistieji jas suvilioja, ar jos pačios gal juos suvilioja? Aš galiu pasakyti, yra keli viliojimo būdai. Vieni apipila prabangiomis dovanomis, kiti žada meilę. Tretiem pačios įklimpusios pareigūnės pradeda nešioti uždraustus daiktus, o kitos tiesiog myli. Tai tie, kai neteisėti veiksmai, tai tu bet kada gali įkliūti. Ta prasme, taip, tu bet kada gali įkliūti, jeigu tu neši draudžiamus daiktus, tai užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tu visą laiką realiai tu rizikuoji, bet reikia žiūrėti, kas per nuteistasis, ką tu darai. Vis dėlto yra pas mus kalėjimų sistemoje, ta prasme, psichologinis pasirengimas. Priklauso nuo nuteistojo ir kas per pareigūnę. Kitom, ta prasme, trūkstam pinigų, nes nėra dideli atlyginimai bausmių vykdymo sistemui. Tai reikia žiūrėti, kas per pareigūnę ir kas per nuteistasis. O gal galėtumėt nupiešti to nuteistojo paveikslą, kuris, tarkim, stengiasi suvilioti tas pareigūnės? Ar tai nėra, ar tai tiesiog visi nuteistieji, jeigu yra galimybė, ir bandau? Žinokit, pasitaiko, ta prasme, įvairiai. Būna, kad pavyzdžiui nuteistieji, kiek iš mano pažįstamų dabar yra, kas dirba bausmių vykdymo sistemoje, kas dirba iki šiol, tai pirmiausia žiūri materialinį gerbuvį, kaip pagerinti. Tave apipila gėlėm, tave apipila, ta prasme, dovanom dovanas tau siunčia. Reikia žiūrėti, ko tu iš tikrųjų sieki. O jūs taip pat buvote įsimylėjusi, ar esate įsimylėjusi nuteistąjį? Taip, aš būdama pareigūnė, aš įsimylėjau nuteistąjį, aš jį myliu iki šiol. Pas mane buvo situacija visai kitokia. Nuteistasis iš manęs nereikalavo atnešti nei vieno draudžiamojo daikto, nei laisvėje bendrauti su jo aplinka. Tiesiog tai buvo meilė. Iš pirmo žvilgsnio? Meilė buvo jo iš pirmo žvilgsnio. O kaip viskas pasidėjo, gal galite papasakoti? Taip, galiu papasakoti. Pradžioj, ta prasme, nebuvo ten, kaip nuteistieji mėgsta pasakoti, kokia tu graži, kokia tu nereali. Tiesiog bendravimas, ta prasme, mezgėsi kaip tarp pareigūnės ir nuteistojo, po to savaime įsirutuliojo, nes kadangi aš dirbau labai didelių darbo krūvių, pas mane buvo labai daug nuteistųjų, tai tiesiog tu prie žmogaus pripranti, pradedi jausti tą simpatiją, ir tu žiūri, ta prasme, pagal bendravimą, ar iš tavęs kažko prašo, ar neprašo. Mano situacijai, sakau, tik tai buvo tai, kad aš pati, būdama pareigūnė, toleravau, kai savo elgesį, kai bendravau su juo mobilaus ryšio telefonu. Tai buvo vienintelė mano klaida, kad neinformavau kriminalinės žvalgybos pareigūnų, kad jisai turi telefoną. Jeigu būtumėt informavusi, tai nebebūtų meilės, būtų nutrūkę ryšiai? Nemanau, žinokit, kad nebebūtų meilės, bet žinokit, aš bausmių vykdymo sistemoje nematau, ką informuoti ir dėl ko. Ta prasme, viena didelė bausmių vykdymo sistema, tai yra kas vyksta Lietuvos įstaigose, Lietuvos mastu, aš galiu pasakyti, tai yra pažinčių klubas. Ką turite omenyje? Ta turiu, kad, ta prasme, nėra paslaptis, kad pareigūnės santykiauja darbo metu su nuteistaisiais, kad nešioja draudžiamus daiktus, ne vienas ikiteisminis tyrimas buvo. Taip pat tai tęsiasi metai iš metų. Sakot, santykiauja darbo metu, tai kaip nieks nemato? Galbūt nenori matyti. Kadangi mano atveju nebuvo jokių santykių, tai yra intimių santykių, nes vien dėl to, kad aš labai gerbiau bausmių vykdymo sistemą, gerbiau tai, kad dėvi uniformą ir, ta prasme, negalėjau sau leisti
darbo metu, būdama pareigūnė, santykiauti su nuteistuoju. Taip aš ruošiausi išeiti, bet aš nespėjau. Dėl to pradėjo prieš jūs ikiteisminis Jo, tyrimas. tuo atžvilgiu mano atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netarnybinių ryšių su nuteistuoju, kuris šiai dienai yra nutrauktas. O kalbant apie tas pareigūnės, kurios vis tiek palaiko tuos netarnybinius santykius ir, tarkim, santykiauja su nuteistaisiais, kodėl jos tai daro? Koks tikslas? Ar jos tik dėl pinigų? Aš nemanau. Aš manau, kad dėl to vienas įsimyli, kitos dėl pinigų, atsiranda aistra, žinokit, reikia konkrečiai imti, ta prasme, skirtingą atvejį. Nes, sunku pasakyti, reikia matyti tą nuteistą ir tą pareigūnę, ta prasme. Kitos jau žiūri per rožinius akinius ir nieko nesupranta, kas aplink vyksta. Skirtingos situacijos. Ir tokius labai lengva sugauti, turbūt tada jau. Oi, žinokit, ta prasme, sugauti visą laiką lengva. Kas liečia imuniteto skyrių, jeigu jie nori, jie tikrai gali sugauti. Bet daugeliu atveju nenori. Ta prasme, nes, būna, kad tos pačios pareigūnės nutraukia ryšius su nuteistaisiais, po visų pasantykiavimų savo, pradeda dirbti imuniteto skyriui, yra užverbuotos, arba kriminaliniai žvalgybai. Žinokit, situacijų per tuos metus tikrai daug buvo. Bet turbūt būna ir su laiminga pabaiga, kurios išeina iš darbo ir po to išteka? Tikrai yra ne vienas atvejis tiek mano aplinkoje, kaip išeina, kaip išteka, kaip sukuria šeimą, kaip, ta prasme, kaip nuteistasis atlikęs laisvės atėmimo bausmę būna geresnis vyras negu tas, kuris nei karto neteistas. Tikrai ne vieną situaciją žinau. Ir aukšto rango pareigūnės po šiai dienai gyvena su nuteistaisiais. Aš tikrai už juos džiaugiuosi. O sakykit, vis tiek nuteistasis draugauja su pareigūne, tai automatiškai kartu kalintys jo draugai, pavadinkim, kalėjimo draugai, likimo broliai, jie taip pat apie tai žino. Mano manimu, iš tikrųjų tas ratas nėra didelis, bet kai kurie žino. Mano konkrečiai atveju, aš manau, kad aš palaikiau netarnybinius ryšius, žinojo tiek vadovybė, tai yra tiek saugumo valdymo skyrius, tiek aplink supantis kolegos, tiek nuteistojo artima aplinka, tai yra tie patys nuteistieji, kurie atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę. Nes aš, ta prasme, nemačiau tikslo slėptis. Bet nebando pakenkti tokiais atvejais nuteistieji, tarkim, iš pavydo? Ne, nuteistieji, ta prasme, kiti nuteistieji iš pavydo tikrai būna, kad bando pakenkti. Tada kreipiasi į kriminalinės žvalgybos pareigūną, kad toks ir toks palaiko su ta ir ta netarnybinius ryšius. Ir kriminalinės žvalgybos atitinkamai sureagavęs pareigūnas gali pradėti ikiteisminį tyrimą, gali paveikti tą pareigūnę ar tą nuteistąjį, ta prasme, savo interesais, o kriminalinės žvalgybos pareigūno interesai būtų tokie, kad pareigūnė pradėtų bendrauti su kriminalinė žvalgyba arba nuteistąjį, kitaip sakant, užparina, kad jisai užparintų tą pareigūnę, kad neštų jam draudžiamus daiktus. Tuo atveju jam būna palengvintos kalinimo sąlygos, ta prasme, lygtinis paleidimas gali būti sutvarkytas anksčiau laiko. Gauna lengvatų visokių. Visą laiką gauna lengvatų. Jeigu kriminalinė žvalgyba kreipiasi į pareigūną, ta prasme ne į pareigūną, į nuteistąjį, kad priduotų tą pareigūnę, su kuria santykiauja, jis visą laiką turės lengvatų. Kitas dalykas, kriminalinė žvalgyba naudoja savo metodus su neįtikusiom pareigūnėm. Tai yra, suranda kažkokį nuteistąjį, mato, kad pareigūnė yra jauna ir tas nuteistasis pradeda savo interesais, kad pasilengvinti savo kalinimo sąlygas, bendrauti su pareigūnė. Ir automatiškai jis taip pat gauna lengvatas, jisai nuteistųjų, ta prasme, rate jisai skaitosi kaip nuteistasis, aišku, jo dažnai neišduoda, būna ta prasme, arba būna, kad pasako, kad ten sudeginau mentį ar dar kažkas, tai, bet dažnu atveju taip ir būna, jeigu ateina jauna pareigūnė, neturinti gyvenimiškos patirties, būna randamas nuteistasis, kuriam būna dėl kalinimo sąlygų užmegzti netarnybinius ryšius su pareigūne ir bendradarbiauti tuo pačiu su kriminalinė žvalgyba. Be kriminalinės žvalgybos taip pat gali būti ir imuniteto skyriaus pareigūnai, kalėjimo tarnybos, kurie taip pat prašys savo naudai, kad tas nuteistasis užverbuotų pareigūnę. Bet turbūt čia
sakot, jauna mergina, kai ateina, bet turbūt būna ne tik jauna. Žinokit, neįtikusi. Aš gal dėl to pasakiau jauna, kad dažnai būna jaunos. Aš galiu dabar kitaip pasakyti. Neįtikusios sistemoje pareigūnės, moteris. Ir visą laiką, ta prasme, tiek kriminalinė žvalgyba, jeigu jūs pasidomėtumėte, tiek imuniteto skyriaus pareigūnai visą laiką iki teisminius tyrimus pradeda dažnų atvejų prieš moteris. Aš nežinau, kodėl jie taip yra nusistatę. Gal ne dėl to suprantat, kad bausmių vykdymo sistemoje tiek dirba moterų. Gal dėl to, kad suprantat, aš jau pradedu galvoti, kad vyrai dirbdami, ta prasme, daro kitokio pobūdžio nusikaltimus. Ir pareigūnai užmerkia akis. Supratau. Dar vienas toksai dalykas, kai kurios pareigūnės užmesgusios santykius su nuteistaisiais ypatingai peržengia ribas, pradeda, tarkim, filmuoti save nuogas, ten atlikinėti įvairius veiksmus ir po to netgi tuos video siunčia nuteistajam. Kodėl jos taip elgiasi? Juk bet kada tas vaizdo įrašas gali patekti į pareigūnų rankas. Kodėl jos taip elgėsi, aš nežinau, gal galimai parodyti savo gražų kūną ar pasirodyti, kokia aš esu nereali. Aš asmeniškai nei vieno savo nuotraukos, nei vieno video su apnuogintų kūnų nesu nusiuntus. Tai man iš tikrųjų sunku pasakyti, bet faktas tai, kad turbūt, kad nuteistasis pasakytų, kokia tu graži, kokia tu faina, kokia tu, ta prasme, nereali, nes aš manau, kad tik dėl to. Moterims reikia tų žodžių? Žinokit, ta prasme, vienom reikia, kitom nereikia. Aišku, ta prasme, kiekvienai moteriai, aš manau, kad patinka, kai pakelia tą savivertę, kokia tu esi, bet, vienos tai priima rimtai, kitos, ta prasme, žino iš realią savo vertę. Ką reikėtų daryti, kaip užkardyti tą dalyką, kad tokių atvejų nebūtų? Kad tų atvejų nebūtų? Taip. Pirmiausia. Ar jie turi būti? Ne, pirmiausia, reikėtų pakeisti tarnybinę uniformą. Tai yra, kad visos moteris visuose skyriuose dirbdamos dėvėtų kelnes, nes vis dėlto nuteistieji sėdi vieni 10, kiti 15 metų. Ta prasme, vis tiek moteris yra moteris, nesvarbu, kad jinai yra pareigūnė, o kitas dalykas - tinkamai įtraukti, kad iš karto būtų užkardyti visi veiksmai, tai yra imuniteto skyriaus pareigūnus. Ne tada, kai jau įnešami draudžiami daiktai, ne tada, kai pareigūnė jau vaikšto su pilvu ar pradėtas ikiteisminis tyrimas. Aš manau, kad pradžioj turėtų būti pravestas prevencinis pokalbis imuniteto skyriaus, nes tai yra jų tiesioginės funkcijos. O jūs minėjot, kad buvote irgi įsimylėjusi, tebemylite iki šiol? Taip, aš tebemyliu iki šiol, aš neneigiu tą prasme, kad aš įsimylėjau, taip. Tai visuomenė kartais nustebina tai, kad moteris renkasi kalinių prižiūrėtojų profesiją. Ir tai yra viena iš populiariausių dabar profesijų turbūt tarp pareigūnų. Kodėl taip yra? Negaliu kalbėti už visus. Tarkim, aš pradėjau ne karjerą, mokslą tuometinėje Lietuvos policijos akademijoje, tai mūsų kursė 95 metais iš 31 mūsų grupės studento buvo 6 merginos. Šiuo metu sistema iš jų likę 3 dirba. Tai nežinau, o kas liečia Alytų, jeigu kalbam, tai mažas miestas yra, nelabai yra pasirinkimo. Santykinai atlyginimas gal ir nėra blogas, sudėjus visus priedus, ten už naktinius viską. Plus geras, jeigu jaunesnių specialistų, tai geras darbo grafikas, daug laisvo laiko, galima dirbti antrą papildomą darbą, socialinės garantijos. Tai tų moterų vis dažniau ir ateina daugiau. Ko daugiau ateina, vyrų ar moterų dabar? Jau kuris laikas tai moterų daugiau ateina. Tuo labiau, kad didesnis turbūt poreikis yra socialinių darbuotojų, tai moterim gal paprasčiau su vyrais dirbti, manyčiau. Ir patiems nuteistiesiems vyrams turbūt maloniau, kai ateina moteris pas juos? Ar ne? Tai be abejo maloniau. Bet būna daugybė atvejų, kai tos moterys šiek tiek peržengia tas
tarnybinės ribas ir užmazga romanus su nuteistaisiais. Alytuje taip pat yra buvę, visuose pataisos namuose turbūt viso to buvę. Kaip išaiškėja tokie atvejai? Nebūtinai tokie atvejai, bet koks neteisėtas pareigūno veiksmas, manau, anksčiau ir vėliau išaiškės. Čia yra tik tai laiko klausimas. Pats pareigūnas pasirenka savo kelią, kuriuo jam eit. O kas liečia moterų nuteistų santykius netarnybinius, tai yra įvairių situacijų. Ką kalbėti apie paprastas moteris, jeigu buvę atveju, kai su psichologėm užmezga ryšius, išėjus į laisvę nuteistam palaiko. Jeigu šeima susikuria, tai gal iš tikrųjų ten taip jausmai, meilė įsižybė kažkas tai, bet kai čia viduj, tai nemanau, kad toleruotini tokie dalykai. Kaliniai naudojasi jomis, galima sakyti. Kaliniai naudojasi visais būdais, visom priemonėm ir žinom apie sukčiavimo atvejus ir išsilavinimą ir atrodo apsiskaitę ir sekantys spaudą žmonės papuola ant sukčių kabliuko, tai jie puikūs psichologai, manipuliatoriai, skaito psichologinės knygas, žino kaip įtaką daryti ir panaudoja savo žinias blogiem tikslam. Bet tos pareigūnės ne vienas atvejis yra, kai ir įsimyli tuos nuteistuosius, o jie tai viso labo manipuliuoja. Dažniausiai taip. Kaip žiūri kiti nuteistieji tokias situacijas? Vis tiek, jeigu tu sėdi ne vienas, tu žinai, kad tavo kolega, kuris kartu kali, bendrauja su pareigūne, galbūt net labai gerai bendrauja. Čia reiktų gal pačių nuteistųjų klausimų, negaliu į tokį klausimą atsakyti. Bet jie neišduoda savo draugo? Dažniausiai nutyli turbūt vis tiek. Dažniausiai. Nebent kažkoks ten piktumas, dar kažką. Taip. Kaip ir laisvėje, taip ir čia. Visko būna. Ištaiko progą, jeigu nauda yra, nuteistasis visų pirma, tai žiūri naudos savo. Vienas nuteistasis man yra sakęs, kad turbūt tos moterys laisvėje pačios nėra labai išvaizdžios, galbūt laisvėje nesulaukia iš vyrų dėmesio, todėl čia jai pačiulbėjo ir jinai jau, sakoma, atsivėrė visas gyvenimas. Ne, tikrai taip nėra. Tikrai ne. Ne dėl išvaizdos, nežinau, kuo ten paveikė, žavesys nuteistų ar ką, bet tikrai ne pačios moters išvaizda, sakykim, kad jinai neišvaizdi, taip tikrai nėra. Yra pakankamai gerai atrodančių ir jaunų ir mes tarpusavy ten pareigūnai pasikalbam, nesuprantam, negi laisvėj nėra vyrų, kad atėjus čionais, aišku, konkurencija čionais gal mažesnė, pas mus ten 8,5 vyrų, tai yra iš ko pasirinkti. Nežinau. Bet kartais jos antiek peržengia ribą, kad, tarkim, netgi turi ir lytinių santykių. Gal žinot tokių atvejų, pas jūs gal yra buvę? Kaip sakoma, su žvake nestovėjau, bet tokios informacijos taip yra. Ir net jos nebijo tai daryti kalėjime? Jeigu aistra užvaldo, tai... Man tai sunku tokius dalykus paaiškinti iš tikrųjų. Kaip sistema reaguoja į tokius asmenis, kai sužino į tokius atvejus? Tai vienareiškiškai tokiems santykiams čionais ne vieta ir su tokiam pareigūnėm iškart būna atsisveikinti. Bet, pavyzdžiui, gal galėtumėt pagalvoti, atsakyti, kodėl jos tai vis tiek, ne tik aistra turbūt, aš neįsivaizduoju, kodėl taip daro. Netgi, tarkim, būna net tokiu atveju, kad prisifilmuoja absoliučiai nuogos, ten save tenkindamos ir taip toliau, dar siunčia tos įrašus nuteistajam, kuris sėdi kalėjime, tai reiškia, akivaizdžiai pamatys ir jo draugai ir taip toliau, prieš ją bet kada gali būti panaudota.
Taip, tuo labiau tas telefonas gali būti paimtas kratos metu, gali pamatyti kolegos. Kiek žinau, taip ir yra buvę jau ne kartą, nesusimąsto apie tai paprasčiausiai. Jūs irgi užduodamas klausimą pavartojat žodį neįsivaizduoju. Tai aš irgi neįsivaizduoju, kas ten užvaldo. Ar ten burtai, aistra, dar kažkas, aukštesnės jėgos neįsivaizduoju. Gal pinigai kažkiek? Nemanau. Nemanau, kad pinigai domina tas dažniausiai, kurios ten laisviai, o vyrai čianais. O dirbančios sistemoje moterys nelabai. Netgi, sakyčiau, mažoji dalis jų susivilioja pinigais. Gal net nesusivilioja, kažkaip kitaip galima būtų pasakyti, bet čia visai ne pinigai vaidina rolę.